Galiu papasakoti iš tikrųjų istoriją, kaip panaudoju. Jo, nu tarkim, man labai patiko, šalia manęs yra Norfa tokia, parduotuvė, žodžiu, ten labai gera kasininkė buvo man. Žiauriai patikdavo. Ir aš jai simpatizavau, neblogai. Žodžiu, jinai skenuoja prekes, aš ją taip žiūriu. Jinai skenuoja prekes, į mane pasižiūri, toliau skenuoja prekes. Žodžiu, sakau, gražus nagai, žinai. Tai šypsosi, žodžiu. Nu, žodžiu, ten gavosi taip, kad sakau, ką veikia po darbo, taip ir taip, sakau, nebe pirmas kartas šį mane taip gražiai žiūri, žinau, kad net čia nekaltas žvilgsniukas tavo. Žodžiu, taip linksmai buvo, jai tas žiauriai patiko, išsitraukiau taip smartfoną, sakau, puft, įvesk savo numerį. Žodžiu, užrašiau 86 įvedė, bet paskui buvo bairis, kad paskambinau, Bachūras atsiliepė. Tai žodžiu, sakau, Karolina, gal pažįsti, žinai. Sako, nepažįsti jokios Karolinos, paskui aš nueinu pas ją, sakau, kam tu turi Bachūrą, sakau. Ne, neturiu, tai sakau, kodėl Bachūras atsiliepė. Pasižiūriu, koks numeris su klaida įvesta. Tai, žodžiu, tai paskui iš naujo, sakau, įvesk, tai paskui susiskambinam ir aš ją paskui. Aišku. O klausyk, pavyzdžiui, vis tiek tarp jūsų vyko koks ir toks mini pokalbis, tu sugebėjai papasakoti, pritaikyti iš knygos, ne, esančius dalykus, susijęti su savo gyvenimu. Taip, aš kaip skraidau su skraidyklėm šiek tiek, su aviacija, pats smogus aviacijai, tai aš jai papasakau šiek tiek apie skraidyklės. Sakau, tokia graži ir neskraidai su skraidyklėm, nemėgsti skraidyti. Nu, ta prasme, mes ten kasoj nelabai turėjom apie ką. Kasoj nelabai turėjom laiko, tai prasme, ten žmonių eilė ir žodžiu. Tai va, tik tais numeris, taigi, pasiėmiau ir viskas, kad nereiktų per daug šnekėtis. Paskui jau mes bendravom. Perskaitė, ne, kaip Suvilioti moterį knygą. Taip. Klausyk, taip aiškiai, žinai, be jokių ten išgražinimų, žinai, ką vyrai nusipirkę gaus tą knygą. Tai visų pirma, šita knyga yra skirta vyrams, kurie nori pagerinti santykius su merginomis, moterimis. Ir, žodžiu, labai koncentruota knyga, labai padeda. Kur tau padėjai būtent, ką tu perskaitęs darėjai, kokius tu gavai rezultatus? Pirmą dieną, tik perskaitęs, man pirmi 3 patarimai. Žodžiu, yra nerealiai stiprus patarimai. Tu išeini į gatvę. Pasakyk vieną, tarkim. Patarimą, tarkim. Kaip apsikeisti informaciją su moterim, tarkim. Kaip pasakoti istorijas, kad nebūtų tik tais interviu. Kad kabinimas tik tais nesigautų kaip interviu, žinai. Klausinėjimas. Klausinėjimas, taip. Apsikeitimas informacija. Tai yra labai nerealu. Moteris pradeda greičiau pasitikėti ir jinai drąsiai užrašo kontaktus. Taip, nes tu kas gaunasi, tu prieini prie moters, sakai, ne, kaip tau sekės praeitą vasarą, ką tu veikiai. Gaunasi interviu, tada atsakinėja, bet galvoja, kodėl jis iš manęs nori kažkokios tai informacijos, kodėl apie save nepapasakoja. Automatiškai reikia galvoti, ką kitas žmogus galvoja. Toliau ten įvairiausių patarimų, bet geriausias tai buvo tas apsikeitimas. Supratau. Jo. Ir ką tau tas patarimas davė? Kiek gavai numerių? Pirmą dieną 2 numeriai, antrą dieną. O pavyzdžiui, tai kaip Suvilioti moterį knygai pagrindinė patarimai apie moterų viliojimą, ar dar kažkas gal yra, ką tu radai? Pagrindė tenais yra apie viliojimą ir ne tik apie viliojimą. Pavyzdžiui, kaip pasirinkti vietas pasimatymams. Tai yra irgi labai svarbu, nes jeigu tu pasirenki vietą, kuri tau yra nepriimtina pačiam, tai tu pats nesijausi gerai su moteriam. Tu nesijausi atsipalaidavęs. Ir tame yra esmė, kad reikia tokių visokių gerų patarimų, ta prasme, kaip pasirinkti vietas. Ar čia yra teoriniai patarimai ar praktiniai? Praktiniai. Iš kur jie surinkti? Tie patarimai? Taip. Jie iš patirties, aš manau, iš bendrų vyrų patirties, iš klaidų, mokymosi, ėjimo darimo ir taip atsiranda. Tai dabar, pavyzdžiui, kokiam tu vyrui rekomenduotum tą knygą? Taip sąžiningai. Bet kokiam vyrui, kuris nori pagerinti santykius su moterim, apskritai. Ir šiaip, tu bendraudam su moterim, ką tu gauni už tai, tu bendrauji su moterim,
Ir tu tuo pačiu gerini savo komunikabilumą apskritai. Jeigu tu nori iš visų miestų rinktis moterų, nelauk, kol tave supažindins pažįstami kažkokiuose gimtadieniuose, tu turi knygą lietuvišką su patarimais, mano išvaikščiotom technikom, išbandytom, kas veikia, kas neveikia, čia dar kiti asmenys išbando. Ir tai veikia, gauna numerius, tai yra pats pirmasis žmogus, kuris iš karto tiek daug numerių gavo, tiek daug pritaikė ir tiek jam suveikė stipriai. Tai aš kiekvienam rekomenduoju, nes čia yra tavo klaida, jeigu tu nenusipirši iš karto garantuoju. Tu savęs paklausk, ar tu drąsiai gali prie bet kurios prieit gatvėj, užmėgs pokalbį, laisvai bendrauti be jokio alkoholio, gauti kokius kontaktus, jei negali, čia ir problema. Ir reikia ją spręsti, mus toks save apgaudinėti. Čia galiu pasakyti. Okay. Taip, iš tikrųjų, tai labai teisingai Arinas pasakė. Tiesiog tu nesikeisdamas, tu eisi į gatvę, tu mokysies iš savo klaidų, gal tau net motivacija dings. Tu paskaitai knygą, tau žymiai sumažėja laiko. Nu, tu galėjai vienas ieškoti kelių, bandyti, bet kiek klausimas kartų reikės prieiti. Gal reikės 15 kartų, kai tu iš viso po 3 kartų kelsi koją. Aišku, taip, darai, pasaulis pas mūsų taip sudėtas. Jeigu tu darai, kaip daro sėkmingi žmonės, tu gauni rezultatus. Jeigu tu darai kitaip, tu negauni rezultatus. Pasaulis taip veikia. Garantija. Taip pat dar tu